Na kągi, pradedame keliones į gražiausias Lietuvos sodybas. Labai nekantrauju. Ir pirma kelionė į Daugų kaimą. Gyvename Daugų kaime ir turime sodybą 5 hektarai. Labai apleista aplinka buvo, viską reikėjo susitvarkyti. Tai tą ir padarėm. Sodyba pasitinka senų, brandžių medžių alėja. Tai yra sumiksuota eglės, klevai, kaštonai matau. Na, eglių tiesą sakant nesirinkčiau alėjų, bet kadangi tai jau senai auganti didelė brandi eglė, tai gerai. O nesirinkčiau dėl to, kad jų šaknys yra paviršinės ir dažnai stiprūs vėjai išverčia visą eglę. Tai įvažiavimui ne pats geriausias augalas. Klasikinis, gražus, lietuviškas namelis ir gan reta jau dabar matyti, kad klasikinis ir gėlynas, pritaikyta rožių, hortenzijų, piliarožių nuostabių, tai kas ir supdavo lietuviškas sodybas. Rūtos reikėtų liesti atsargiai dėl to, kad jos degina. Hortenzijos, kurios iškils maždaug apie 1,50 m, 1,70 m, nuostabiai atrodys. Flioksai, visiška klasika. Labai gražu. Matau, kad žmonės patys daugina augalus ir ne veltui, turint tokią didelę sodybą, reikia labai daug augalų. Ir kada galime dauginti sumedėjusiais žaliaisiais auginiais, tai sutaupai labai daug pinigėlių. Plius, čia yra lietaus vanduo subėga, su kuriuo galime laistyti savo naujus augaliukus. Architektūriškai, aš manau, labai protingai sudėliotas namas. Čia galima išeiti iš virtuvės, čia galima išeiti iš svetainės, patekti į terasą ir mėgautis visa aplinka gamta. Tokie seni, dideli, gražūs medžiai yra tikra atgaiva karštą vasaros dieną. Ir tokios poilsio aikštelės su nuostabiu vaizdu sodyboje tiesiog būtinos. Ir čia panaudoti labai įdomus sprendimai. Senos durys prikeltos antram gyvenimui ir tarsi išeini į pievą. O ten matau tiek daug augalų, nekantrauju ten nukeliauti. Wow! Va čia tai grožis. Va čia tai augalų. Nuostabu. Gali žiūrėti į vieną vietą tiek daug žiedų, į kitą vietą vėl kitokia, vėl kitokia, vėl kitokia. Ir aš net neabejoju, kad tie augalai keičiasi nuo ankstyvo pavasario. Dėl to, kad svogūniniai augalai, gėlės, visos keičiasi, žiedai keičiasi ir aš matau, kiek sluoksnių, kiek visko, tai yra kaip meno šedevras. Pirmiausia, matau, pasitinka levandos, rožės, kad jaustumėt, koksai kvapas čia geras, kaip smagu tą matyti. Budlėja pasodinta, kaip karalienė pačiam vidury, tai čia drugelių bus rojus, kur atskristi. Sundo, šluotsmilgės, viskas persipinę. Smilginiai augalai kartu su žydinčiais augalais. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo viskas, kokios spalvos, kokie deriniai. Čia sėdint jausmas, kaip aukščiausio lygio parodų salėje. Tiek daug augalų derinių, aš galiu pasiimti tiek daug minčių, idėjų, fantazijų, kas su kuo dera. Na, aš galiu tik baltai pavydėti tokio sodo. Ir jūs, žiūrovai, žiūrėdami, galite įsidėmėti, kokie deriniai jums patinka ir pritaikyti savo sode. Na ir didžiulis gražus vabalų namas, gal reikėtų vadinti viešbutis, nes toks didelis. Kai parinkinėjate vabalų namui vietą, parinkite šešėlį. Tada neperkaitina tos vietos ir jie ten mieliau leidžia vasaros dienas. Dar parodysiu, kaip dar galima išnaudoti šešėlį. Čia yra šitaki grybų vieta. Ir galima auginti, tai reikia laiku palaistyti, o paskui nurinkti derlių. Va čia auga grybai. Ar žinojote, kad tokius rastukus reikia laikas nuo laiko pakelt ir numesti?
kaip sako, pažadinti grybieną. Toj vietoj, kur trūksta grybienos hifai, ten pradeda augti pats grybas. Šešėlinės probleminės vietos paverstos pačiom geriausiam. Čia puikiai tinka kompostavimo vieta, puikiai tinka šitaki grybai, puikiai tinka vabalų namui. Ir tiem, kam trūksta idėjų, ką dar nuveikti savo sklype, pažiūrėkite, koks yra laužavietės kambarys. Jis tikrai atrodo kaip kambarys. Mes turime langą, turime supynės, turime ugniakurą, o viskas aplinkui apipinta vinvyčiais, kurie rudenį pakeičia gražiai spalvą ir atrodo deginančiai gražiai. O čia puikus pavyzdys, kaip gali sodyba pereiti į natūralų mišką. Lazdynai, šeivamedžiai, kadagiai šiek tiek ir pereina į daugiametės gėles ir pervažiuojam į veją. O čia jau prasideda sodas, antras aukštas viršus, senoviškas sodas su senom obelim. Na ir po senais medžiais gali tiesiog pasikabinti hamaką ir ilsėtis. Siauralapis gaurometis, natūraliai augantis ir žmonės pritaikė gėlyną prie jo. Galime pasiskinti, pasidaryti arbatą, galime pasidžiaugti žiedais. Ir pažiūrėkite, kaip gražiai išskrenda sėklos ir siejasi toliau. Keliauja su vėju. Na ir grožis, pažiūrėkite. Šermukšnis, lanksvūnės, jazminai, mano mylimos kosmėjos, hortenzijos, magnolija, pusleniai. Na, o ten vaizdas iš tikrųjų verčiantis iš kojų. Daržovės, uogos kartu su vaistažolėm, šilauogės, vaistiniai augalai, rabarbarai, svogūnai, žydinčios gėlės, skinamos gėlės, smidrai. Viskas gali susipinti čia vienam gėlyne. Aš nenustoju atsistebėti. Brokai, kosmėjos, jurginai, agurkai, potisonai, kale, saulėgrąžos galų gale, bet kokie bokštai iš pupelių. Visas debesis vaistinių medetkų, o vidury yra bokštas pelėžirniam. Pasižiūrėkite, čia pasodinta daržovės, o čia pasodinta augalai, kurie privilioja vabzdžius apdulkintojus. Tokiu būdu mes turime geriau apdulkintus žiedus ir gausesnį derlių. Na ir sprendimas, kaip susitvarkyti su vandeniu, būtent landšafto pagalba, nuvestas lietaus vanduo į žemiausią vietą, o iš jo galime imti ir laistyti daržus. Ačiū, kad žiūrėjote. Nauji darbai, naujos sodybos jau už savaitės, tad susimatykime kitą sekmadienį tuo pačiu metu. Iki.